Empatija yra nuostabiausias gebėjimas leidžiantis mums kurti ryšį. Labai dažnai sutinku žmonės, kurių jautrumas kitiems tapo našta. Žmonės, kurie puikiai jaučia kitus, tačiau vis sunkiau jaučia save. Tokiems žmonėms dažnai sunku atskirti empatiją nuo atsakomybės. Mes labai daug kalbame apie ribas su kitais žmonėmis, tačiau gerokai rečiau kalbame apie ribas su savimi. Kartais per didelę empatiją kitiems tampa savotišku nejautrumu savo. O jeigu nustočiau rūpintis visais, ar vis dar būčiau priimamas, mylimas, reikalingas?